Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Šis sekmadienis yra pirmasis gavėnios sekmadienis. Girdėsime labai glaustą Morkaus Evangelijos ištrauką. Anuo metu dvasia Jėzų pakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje 40 dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Tad žvelgiame į Jėzų dykumoje. Apie dykumą, kurioje buvo Jėzus, galime pasakyti porą dalykų. Pirma, dykuma yra išbandymo vieta. Dykuma kupina pavojų. Žydai tai gerai žinojo, nes dykumą buvo matę savo akimis. Be to šventajame rašte jie buvo skaitę apie visus išbandymus, kuriuos patyrė jų protėviai, kai Mozė išvedė juos iš Egipto vergijos. Ten trūko visko – maisto, gėrimo, nuolatinės pastogės. Tiesa, kai ko dykumoje netrūko. Dykumoje apstu karščio, monotonijos, nuolatinio kilnojimasi iš vienos vietos į kitą. Netrūko išbandymų bei velnio gundymo nepasitikėti Dievu, kuris buvo juos išlaisvinęs. Ir vis dėlto Jėzus dykumoje skelbia laisvę. Šventajame rašte dykuma gražiai vadinama Izraelio tautos pirmosios meilės vieta. Tai prašė pranašas Ozėjas. Egipte izraelitai gyveno vergijoje, buvo engiami. Kita vertus, tai buvo labai turtinga žemė ir jie taip pat turėjo daug patogumų. Vienoje šiek tiek šypseną keliančioje vietoje šventajame rašte skaitome, kaip izraelitai su nostalgija prisimena visus vergijos patogumus, kurių jie stokojo dykumoje. Kas duos mums mėsos pavalgyti? Atsimename žuvis, kurias Egipte dykai valgydavome, agurkus, melionus, porus, svogūnus ir česnakus. Dykuma, kita vertus, turėjo visokių nepatogumų, bet tai buvo išlaisvinimo vieta, nes būtent dykumoje buvo išėjimas iš Egipto ir būtent čia izraelitams apsireiškia Dievas, duodamas savo 10 įsakymų. Būtent todėl tai pirmosios meilės vieta. Dykuma yra skausminga patirtis, bet taip pat tai kelias į laisvę. Ką tai sako mums? Sekimas Jėzumi teikia gilią ramybę, bet ta ramybė nėra kaip kokie nuskausminamieji ir ne kaip bėgimas nuo iššūkių, kaip galbūt kas nors būtų linkęs įsivaizduoti. Tai yra ramybė, kuris skatina drąsiai žvelgti į tikrovę, kovoti su blogiu. Pirmiausia, kovoti su savo paties trūkumais, kad atsiverstume, kad patys būtume tokie, kokius Dievas mus norėtų matyti. Po to skirti jėgas tam, kad mylėtume žmones, visų pirma pačius artimiausius, kad ir pasaulis būtų truputėlį labiau pagal Dievo planą. Vienas šventasis Jose Marija sakė, kad jei būtume nuoseklūs krikščionis, jeigu tikrai atsiverstume, įvyktų didžiausia visų laikų revoliucija. Pasaulis būtų visiškai kitoks. Gavėnia yra išlaisvinimo metas. Tai raginimas kažko atsisakyti. Kokio nors blogo įpročio arba ko nors perteklinio. Tasai atsisakymas ne šiaip savo, o tam, kad mūsų gyvenime būtų daugiau erdvės, tam, kas tikrai svarbu. Dievas, santykiai su kitais žmonėmis, projektai, kuriais bent kiek prisidedame prie visų žmonių gerovės. Būtų daug patogiau leisti dalykams tekėti savo vaga, kad viskas būtų taip, kaip paprastai. Šiomis dienomis minime valstybės atkūrimo dieną. Tiems, kurie statė nepriklausomą Lietuvą,
tikrai būtų buvę daug patogiau likti namuose, nieko nedaryti. Bet tai niekada nėra geriausias dalykas. Profesinėme gyvenime kalbama apie būtinybę išeiti iš patogumo zonos, comfort zone. Taip pat ir dvasinėme gyvenime. Šventasis Augustinas sakė, panašiais žodžiais, jei sakai gana, esi pražuvęs. Toji kova galėtų pasireikšti labai įvairiai. Viena aiški kovos apraiška – tai sąžinės patikrinimas, kiek gilesnis šiuo laiku. Ko manyje per daug, bei ko mano gyvenime per mažai, ką galiu padaryti. Pamastyti, suprasti, pasižymėti ir padaryti vieną kitą pasiryžimą. Antra, prašyti Dievo pagalbos, melstis. Dievas veikia, kai duodame jam galimybę. Jėzus buvo dykumoje, joje nugalėjo. Jis įkvėps ir mus ir padės mums. Kai ištvermingai meldžiamės, visada pastebime, kaip mumise auga troškimas. Tai didelė darbo dalis, turime norėti. Tad per šią gavėnią gera numatyti, o paskui skirti numatytą laiką maldai, nepaisant savo asmeninės situacijos ar padėties. Nepaisant tų daugybės priežasčių, kurias įsigalvoja tingumas, įskaičiavimas arba baimė, kad atsisakytume laiko maldai. Kita aiški kovos apraiška – kantrybė. Kai pasiryžtame sekti Jėzumi, mūsų gyvenime atsiranda išbandymų bei kovos. Tai nereiškia, kad kova nesėkminga arba kad mūsų malda nevaisinga. Priešingai, tie, kurie patiria daugiausia išbandymų, yra tie, kurie kovoja, kurie eina į priekį. Jėzus padės, įkvėpdamas imtis iniciatyvos kovoje, eiti į savo dykumą. Tuo tarpu Marija, Dievo motina ir kiekvieno iš mūsų motina, ras būdų padaryti tą kovą lengvesnę ir švelnesnę. Amen.